Labas. Čia Gediminas Grinevičius, verslo treneris, ir šiandien mes kalbėsime apie FM World Baltic skatinimo programas 2025 metams. Ir nesvarbu, ar tu esi naujokas, kuris ką tik prisijungė prie verslo, ar tu jau verslė esi kurį laiką, labai svarbu žinoti visas skatinimo programas, kad tokiu būdu galėtum gauti didžiausią naudą iš verslo, galėtum uždirbti daugiausiai ir gauti daugiausiai paskatinimų, prizų ir panašiai, ir tuo pačiu žinotum, ką pasidalinti su savo komandos nariais ir potencialiais komandos nariais ir kaip jiems paaiškinti būtent, ką jie gali gauti prisijungę prie FM World kompanijos. Tad pasižiūrėkime, kokiasgi skatinimo programas mes čia turime. Taigi, pirmoji skatinimo programa tai yra pirkimų manija. Taip, reiškia, šita skatinimo programa skatina žmonės, kurie reguliariai pateikia užsakymus ir tokiu būdu kiekvieną mėnesį gali gauti super nuolaidą. Taip, reiškia, šitoje skatinimo programoje kompanija nori jūs supažindinti greičiau su mūsų nuostabiais produktais, todėl jūs gaunate super nuolaidą populiariausioms produktų kolekcijoms. Reiškia, pirmus 3 mėnesius iš eilės pateikite užsakymą už mažiausiai 400 asmeninių taškų ir gausite super nuolaidą produktams iš Pure Oil, Fontanavy ir NutriCode kolekcijų. Reiškia, pirmą mėnesį pateikus užsakymą už mažiausiai 400 asmeninių taškų, kitą mėnesį gaunate 35% nuolaidą Pure Oil kolekcijai. Antrą mėnesį pateikus užsakymą už 400 taškų, gaunate galimybę įsigyti su 35% super nuolaida Fontanavy kolekcija. Ir trečią mėnesį įsigijus už 400 taškų minimum produktų, gaunate 35% nuolaidą visai NutriCode kolekcijai. Taip, programoje dalyvauja tik tai užsakymai pateikti FM World Baltic elektroninė parduotuvė. Taip, reiškia, kad ir jūs galite užsakymus daryti po visą pasaulį, šitai skatinimo programai skaitosi tik tai tie pateikti per FM World Baltic. Atsižvelgiama į visų verslo partnerio apmokėtų užsakymų sumą per tam tikrą mėnesį. Reiškia, 400 taškų neturi būti padaryti vieno užsakymo metu. Ir super nuolaida yra taikoma tik tai pirmam užsakymui pateiktam po 10 atitinkamo mėnesio dienos. Reiškia, jeigu jūs šį mėnesį padarėte 400 taškų, tai kitą mėnesį po 10 mėnesio dienos jūs gausite būtent tą super nuolaidą pirmam užsakymui, kurį pateiksite. Taip, ne visiems. Super nuolaida nesumuojama su kitomis nuolaidomis, pavyzdžiui, dienos akcija ir panašiai. Taip, tai jeigu, pavyzdžiui, yra dienos akcija, kuri yra didesnė arba mažesnė, neturi reikšmės, jinai nebus supliusuojama su šita akcija. Ir užsakymo taškų vertė yra sumažinama proporcingai nuolaidos dydžiui. Reiškia, ir taškų gausite 35% mažiau. Taip, elektroninė parduotuvė atitinkama super nuolaida bus pritaikyta įsidėjus produktai pirkinių krepšelį automatiškai. Jei verslo partneris kurį nors mėnesį nepateiks užsakymų už mažiausiai 400 taškų, tai praras galimybę toliau dalyvauti programoje. Reiškia, visus 3 mėnesius reikia iš eilės padaryti tos 400 taškų, norint gauti visas šitas nuolaidas. Tai yra akcija programa skirta naujiems verslo partneriams, kurie užsiregistruos nuo sausio 1 iki kovo 31 dienos. Verslo partneriai užsiregistravę kovo mėnesį programos sąlygas turi įvykdyti kovo, balandžio ir gegužės mėnesiais. Taip, tai reiškia, tą mėnesį, kurį užsiregistruoja žmogus, tą mėnesį ir prasideda būtent šita skatinimo programa ir tada tęsiasi 3 mėnesius nuo registracijos. Tai nors skatinimo programa galioja nuo sausio iki kovo, tai yra būtent registracijos mėnesiai. Tai jeigu tu užsiregistravai kovą, tada tavo akcija, būtent tau reikės padaryti 400 taškų kovo, balandį, gegužę. Taip? Programoje gali dalyvauti tik tai pagrindiniai partnerių numeriai, ne papildomi, ir dalyvavimą programoje naujas verslo partneris pradeda nuo pirmos bendradarbiavimo su FM World Baltic dienos. Taip, reiškia, nuo registracijos dienos. Jeigu užsiregistruoja, sakykime, sausio 31, tai tą vieną dieną turi pasidaryti 400 taškų, taip, nes tai yra pirmas registracijos mėnuo. Taip, tvarkoj. Antroji skatinimo programa tai yra naudingas startas. Taip, ir naudingas startas, kai kuriems iš jūsų jau yra gerai pažįstama programa, kai kuriems iš jūsų bus nauja, taip. Tad būtent vėlgi šita programa, kompanija nori suteikti jums geriausią startą versle ir suteikti galimybę nusipirkti mūsų fantastiškus produktus su super kaina. Todėl jūs gaunate ypatingą pasiūlymą, taip kaip naujokas. Reiškia, tokiu būdu per pirmas 10 dienų nuo prisijungimo
FMVolt Baltic turite galimybę pasinaudoti iki 20% nuolaidą savo pirkiniams. Kuo greičiau pateiksite užsakymą, tuo mažiau už jį sumokėsite. Tai reiškia, ta diena, kai užsiregistruoji, yra tavo pirmoji diena. Dėl to, kai žmogus susiregistruoja pačią pirmą dieną, geriausiai pasidaryti užsakymą iš karto tą pirmą dieną, nes šita nuolaida yra būtent papildoma nuolaida prie verslo partnerių nuolaidos. Tokiu būdu gali produktus įsigyti už labai gerą žemą kainą. Naujoko nuolaida yra taikoma kiekvienam užsakymui per pirmasias 10 narystės dienų. Taip, tai reiškia, tai nėra vienam užsakymui. Reiškia, jeigu žmogus darys keletą užsakymų per pirmas 10 dienų, visiems tiem užsakymam ir gaus nuolaidą pagal tai, kokia diena tuo metu yra per tas 10 dienų. Taip. Naujoko nuolaida nesumuojama su kitomis nuolaidomis, tai vėlgi dienos akcija, naujokui visą laiką bus taikoma didesnė nuolaida. Taip, pavyzdžiui, jeigu dienos akcija yra 30% nuolaida, tai tada gaus tą 30% nuolaidą užuot gavęs tą 20% naujoko nuolaidą. Ir žinoma, užsakymų taškų vertė irgi yra sumažinama proporcingai nuolaidos dydžiui. Ir elektroninė parduotuvė atitinkama nuolaida bus pritaikyta įdėjus produktą į krepšelį automatiškai. Tai yra programa tik tai naujiems verslo partneriams, taip, kurie užsiregistruoja tarp sausio 1 ir birželio 30. Programoje gali dalyvauti tik tai pagrindiniai verslo partnerių numeriai. Ir vėlgi pradedame dalyvauti joje nuo pirmos registracijos dienos. Taip, tai jeigu ir užsiregistravai 9 vakaro, tai yra tavo pirmoji diena ir tu turi tada būtent, jeigu nori gauti tą 20% nuolaidą, pasinaudoti tą dieną. Ir programoje dalyvauja tik užsakymai pateikti FMVolt Baltic atstovybėje ir programoje nedalyvauja Fit6 rinkiniai ir produktai įeinantis į šiuos rinkinius bei Smart & Clean vamzdžių valymo granulės ir kvepalai 15 ml riboto leidimo. Trečioji skatinimo programa tai yra aktyvus rekomendavimas ir čia jūs galite gauti papildomas premijas už tai, kad kviečiate į savo komandą naujus narius ir būtent tokiu būdu gaunate premiją. Kaip tai veikia? Reiškia, rekomenduojantysis kviečia bendradarbiauti naują asmenį, kuris pateikia pirmą užsakymą per registracijos mėnesį, reiškia, tą mėnesį, kai užsiregistravo, atitinkantį minimalų taškų reikalavimus apibrėžtų žemiau pateiktoje lentelėje, tuoj parodysiu ją. Taip. Ir tokiu būdu gauname premiją. Taip, dėmesio, rekomenduojantysis ir naujasis verslo partneris turi tą pačią registracijos šalį. Taip, reiškia, Lietuvoje registruotas žmogus turi registruoti partnerius iš Lietuvos. Reiškia, jie abudu, kad dalyvautų šitoje programoje, turi būti toje pačioje šalyje. Nežinau, kas čia darosi, šnekėti nebemoku. O jeigu registruoji žmonės iš kitų šalių, gali dalyvauti FMVolt Global Village programoje, apie kurią pasidalinsiu už minutės. Taip, kurioje ilgi gali gauti premijas už žmonės, kuris registruoja kitose šalise. Taip. Naujas verslo partneris gauna iki 30% dydžio partnerio nuolaidą per pirmasias 10 narystės FMVolt klube dienų, papildomai iki 20% nuolaidos pagal naudingą startą skatinimo programą. Tuo tarpu rekomenduojantysis surenka 300 asmeninių taškų, gauna premiją, kurios dydis priklauso nuo pirmojo naujo verslo partnerio užsakymo taškų vertės. Taigi pažiūrėkime į tą lentelę. Taip? Tai reiškia, naujas verslo partneris bet kokį užsakymą daro ir gauna 30% nuolaidą nuo katalogo kainos. Tas žmogus, kuris atvedė tą žmogų, parekomendavo jam prisijungti. Jeigu tas naujokas padaro užsakymą tarp 150 ir 299 taškų, gauna 5 eurų premiją. Nuo 300 iki 600 taškų 7,50 eurų premiją ir jeigu padaro užsakymą daugiau negu 600 taškų, gauna 15 eurų premiją. Taip pat yra galimybė gauti papildomą dvigubą premiją. Reiškia, rekomenduojantysis gali padvigubinti savo naudą su kiekvienu 5 naujų verslo partneriu, kuris pateiks užsakymą pagal nustatytas taisyklės. Reiškia, jeigu tu užregistravai 5 žmonės per mėnesį, tai 5 žmogus, kuris būtent padaro užsakymą, tu gauni dvigubą premiją. Tai sakykime, vietoj 15 eurų gauni 30, vietoj 7,50 gauni 15 ir taip toliau. Taip, reiškia, tokiu būdu nėra limito, kiek žmonių tu gali užregistruoti. Tu gali užregistruoti ir 5, ir 10, ir 15, ir 20 žmonių per mėnesį ir tokiu būdu prisirinkti nemažą sumelę pinigų vien tik tai būtent pasinaudojant šitą premiją. Skatinimo programa skirta verslo partneriams susiregistravusiems FMVolt Baltic atstovybėje. Rekomenduojantysis gaus premiją už naujo verslo partnerio registraciją toje pačioje šalyje,
kurioje yra pats registruotas, naujas verslo partneris privalo pateikti savo pirmą užsakymą iki kalendorinio mėnesio, kuriame buvo registruotas pabaigos ir užsakymas turi būti pateiktas FMWorld Baltic atstovybėje. Atsižvelgiama į pirmo užsakymo vertę, o ne į visų per pirmą mėnesį pateiktų užsakymų sumą. Svarbu. Taip? Tai reiškia, čia nesumuojami užsakymai, o pirmas užsakymas. Taip? Dėl to tas pirmas užsakymas turi būti būtent tokio dydžio, kokį matėte lentelėje. Premijos už kas 5 asmenį padvigubinamas siejamas su pilno mėnesio atsiskaitimu. Taip, tai reiškia, būtent kiek per tą mėnesį yra užregistruotų žmonių, kurie įvykdė šitą būtent kvalifikaciją. Nustatant rekomenduojamų asmenų eilę atsižvelgiama į pirmo užsakymo datą, o ne į naujo verslo partnerio registracijos datą. Taip, sakykime, tu užregistravai 5 žmonės, kažkas ten padarė mažesnį, kažkas didesnį užsakymą ir būtent tas 5, norisi, kad būtų 15 eurų, taip, o ne ten 5 eurai. Taip, bet būtent atsižvelgiama į užsakymų eilės tvarką. Tu gali, pavyzdžiui, vieną dieną suregistruoti visus tos žmonės, bet priklausys, kas pirmesnis pasidaro užsakymus, pagal tai yra įsta eilės tvarka iki to 5 asmens. Tikiuosi aiškiai paaiškinau. Premija rekomenduojančiam verslo partneriui skaičiuojama su mėnesio atidėjimu. Antrąjį iš eilės mėnesį po mėnesio, kai yra įvykdytos programos sąlygos. Reiškia, jeigu tu sausio mėnesį užregistravai žmogų ir jisai padarė tą užsakymą, tai tu premiją gausi ne vasarį, o kovą. Taip, už vieno kalendorinio mėnesio. Programoje gali dalyvauti tik tai pagrindiniai partnerių numeriai. Ir sekanti programa yra Global Village. Tai jinai yra labai panašiai į tą programą, kurią ką tik paaiškinau, bet jinai skirta tarptautiniai komandos statymui. Taip, tai reiškia, ana programa buvo būtent tu gyveni Lietuvoje ir Lietuvoje registruoji žmonės. Šita programa skirta, kai tu randi žmonės kitose šalise, taip, ne Lietuvoje. Tai vėlgi, tikslas yra koks verslo partneriams rekomenduojantiems naujus narius, kurie pateikia užsakymus FMWorld atstovybėse visame pasaulyje ir pasiekia naujus efektyvumo lygius. Kaip veikia programa, rekomenduojantysis kviečia bendradarbiauti naują asmenį vienoje iš FMWorld atstovybių, suskirstytų į zonas, tuoj pamatysite jas. Naujas verslo partneris pateikia pirmą užsakymą per kalendorinį registracijos mėnesį šalyje, kurioje buvo užregistruotas. Taip, tai sakykime, užregistravai Dubajuje, tai tas žmogus turi Dubajuje pateikti užsakymą. Užregistravai Jungtinėse Amerikos valstijose, tas žmogus turi Jungtinėse Amerikos valstijose pateikti užsakymą. Atitinkanti vėlgi minimalius taškų reikalavimus apibrėžtų žemiau pateiktoje lentelėje. Norėdamas gauti premiją, rekomenduojantysis turi surinkti 300 asmeninių taškų per kvalifikacinius mėnesius. Reiškia, tu, kuris kviečia žmonės, turi padaryti minimum 300 asmeninių taškų. Būtent nesvarbu, kurioje šalyje tu esi registruotas. Taip? Tad, kokios premijos ir kiek turi padaryti naujokas. Taip, tai reiškia, jeigu naujokas padaro tarp 150 ir 300 taškų, zonoje 1 gauni 10 eurų, zonoje 2 5 eurus, zonoje 3 2 eurus. Paaiškinsiu tuoj tas zonas. Jeigu padaro tarp 300 ir 600 taškų, gauni 15, 10 arba 5 eurus. Ir jeigu padaro daugiau negu 600 taškų, gauni 20 eurų, 15 eurų, 10 eurų. Vėlgi, nėra ribos, kiek gali užregistruoti žmonių, tai gali užregistruoti ir 5, ir 10, ir 20 ir tokiu būdu surinkti nemažą sumelę būtent šitomis premijomis. Zonos. Va, kaip matote, būtent visos šalis yra suskirstytos į zonas. Tai pirma zona, kuri moka daugiausiai, jeigu taip galima įsireikšti, antra zona moka vidutinį ir trečia zona moka mažiausią premiją. Taip, tai vėlgi Lietuva jums iš karto atkrenta, kadangi Lietuvoje jūs patys registruoti, tai jūs ir jau dalyvaujate prieš tai paminėtoj programai, taip, bet visos kitos šalis jums galioja ir juose jūs galite statyti komandas. Taip pat galite gauti ekstra bonus, taip? Tai papildomas bonusas, kada rekomenduojantysis gali gauti papildomą premiją, jei naujas verslo partneris pateikia užsakymą kitą kalendorinį mėnesį po jo registracijos šalyje, kurioje buvo užregistruotas. Papildoma sąlyga, kurią turi vykdyti rekomenduojantysis per kvalifikacijos mėnesius, kad gautų premiją, vėlgi tie patys 300 taškų. Tai reiškia, jeigu tavo verslo partneris pirmą mėnesį padarė, sakykime, nuo 150 iki ten kažkiek taškų, tu gausi premiją ir jeigu sekantį mėnesį tas pats verslo partneris vėl padaro užsakymą, tu vėl gausi premiją ir dar didesnį. Taip, kaip matote, nuo 4 eurų iki 25 eurų priklausomai nuo to, koks užsakymo dydis ir kurioje šalyje yra užregistruotas tas žmogus. Ir galiausiai taip pat dar galima gauti Global Village Growth bonus. Taip, tai reiškia augimo bonusas. Reiškia, jeigu padedi savo užregistruotam naujam verslo partneriui vienoje iš tų zonų pereiti į kitą rinkodaros plano efektyvumo lygį, reiškia pakilti į naują lygį,
gauni papildomą bonusą. Taip, tai reiškia, jeigu žmogus pakyla iki 6% lygio, taip, reiškia, ir išlaiko tą lygį sekantį mėnesį, tu gauni nuo 5 iki 20 eurų priklausomai kokioje šalyje jisai yra. Ir kylant būtent tiem lygiam iki 21% gali gauti nuo 100 iki 350 eurų bonusą už to komandos nario būtent progresą. Taip, kadangi tu padedi tam žmogui, mokini jį, palaikai jį ir jisai pasiekia tos lygius, tai tu gali gauti papildomus bonusus. Verslo partneris gaus papildomą premiją už naujo verslo partnerio registravimą vienoje iš šitų zonų. Naujas verslo partneris privalo pateikti savo pirmą užsakymą per kalendorių registracijos mėnesį šalyje, kurioje buvo užregistruota, atsižvelgiama į pirmo užsakymo vertę, o ne visų užsakymų vertę. Premija būtent atlyginimo arba nuolaidos forma priklausomai nuo verslo partnerio statuso, rekomenduojančiam skaičiuojama su mėnesio atidėjimu. Kaip ir minėjau, vienas mėnuo praleidžiamas. Taip reiškia, už vieną mėnesio gauni. Programoje gali dalyvauti tik tai pagrindiniai partnerių numeriai ir programavimo sąlygas galima kurias turi įvykdyti naujas verslo partneris kvalifikacijos mėnesiais, kad rekomenduojantysis už jį gautų šitą bonusą, tai yra 300 asmeninių taškų ir 60-40 taisyklė. Tai reiškia, tavo pakviestas žmogus, kurį tu užregistravai vienoje iš tų šalių, turi minimum padaryti 300 asmeninių taškų ir turi būti pas jį 60-40 taisyklė. Reiškia, pagrindinė koja, pagrindinė grupė nebūti daugiau negu 60% visų jo komandos taškų. Tada už tą žmogų gausi bonusą. Jeigu šios dvi sąlygos neįvykdytos, tada tu negausi už tą komandos narį bonuso. Rekomenduojantysis, norėdamas gauti papildomą premiją, turi pateikti paraišką dėl dalyvavimo programoje back office paskyroje skilti skatinimo programas. Paskiau parodysiu screenshotą, kur tai yra. Papildoma sąlyga, kurią turi vykdyti rekomenduojantysis, kad gautų premiją, taip pat daryti 300 asmeninių taškų. Reiškia, ir tavo pakviestas žmogus, ir tu turi daryti 300 asmeninių taškų, kad gautum šitą growth bonus. Global Village bonus ir Global Village Extra bonus galite gauti tik tuo atveju, jeigu rekomenduojate naujus verslo partnerius ir jie pateikia užsakymus ne toje pačioje atstovybėje, kurioje esate jūs patys registruotas. Tai kaip ir sakėm, Lietuvoje žmonės galios prieš tai paminėtą akciją. Programoje nėra kritimų, reiškia, kai gausite premiją, pavyzdžiui, už 9%, tada naujas partneris, sakykime, nukrenta iki 6%, o paskui vėl pakyla iki 12 ir 2 mėnesius padaro 12, vis tiek gausite tą premiją. Reiškia, jeigu tavo pakviestas žmogus nukrenta, vėl pakyla, tai nepanaikina būtent šitos skatinimo programos ir jūs toliau joje dalyvaujate. Ir screenshotas, kur rasite tas skatinimo programas, tai keliaujate į back-office.fmvolt.com, prisijungiate su savo ID numeriu ir slaptažodžiu, tada einate į skatinimo programas, pasirenkate Global Village ir ten bus mygtukas, kad paspausti, kad aš noriu dalyvauti šitoje programoje. Taip, ir tokiu būdu jūs, kaip sakant, pradedate dalyvauti toj programoje. Jeigu nepaspausite to mygtuko, jūs tada nedalyvausite šitoje programoje. Taip, tai to labai svarbu, kad nueitumėte į back office ir paspaustumėte tą mygtuką, jeigu norite dalyvauti šitoj programai. Ir keliose kitose yra taip pat reikalinga tai padaryti. Kita programa tai yra Welcome Home. Būtent tai yra programa, kuri sukurta padėti jums įsigyti nuosavą namą arba mokėti už nuosavą namą, bet apskritai tai yra tiesiog papildomas piniginis bonusas, kurį galite uždirbti būtent vėlgi įvykdydami tam tikras sąlygas. Tad pažiūrėkime, ką čia reikia padaryti. Taip? Taigi, jūs galite gauti būtent dvigubą atlygį už nuo 9 iki 18% lygiuose arba 50% papildomo atlygio, priklausomai ką įvykdysite. Taip, tai reiškia, turite ką padaryti, pasiekti nuo 9 iki 18% efektyvumo lygį, bet nežemesnį nei bazinio mėnesio lygį, šiek tiek bus paaiškinta paskiau, kas tas bazinis mėnesis. Pasiekti ne mažesnį nei bazinio mėnesio taškų apyvartą, ir sukurti modelinę struktūrą, reiškia su 5 arba 6 atšakomis. Tai jeigu pas tave yra 5 atšakos, tu gausi 50% papildomo atlygio, jeigu pas tave yra 6 grupės, 6 tos vadinamos kojos po tavimi, tai gali gauti dvigubą atlyginimą, reiškia 100%. Kas turi būti tose kojose, tose grupėse, tose atšakose? Tai būtent
pasiekus 9% turi būti 5 arba 6 grupės po 300 taškų. 12% turi būti 5 arba 6 grupės po 600 taškų, 15% po 1000 taškų, 18% po 2500 taškų. Ir paskui dar aptarsime 21%, bet ten turi būti po 5000 taškų. Taip, kiekvienoje toje atšakoje. Tai kaip čia matote, verslo partneris tai esi tu viršuje, o tada yra verslo partneris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tai tas verslo partneris 1 gali būti vienas žmogus, kuris padarė 300 taškų, arba gali būti žmogus, po kurio yra kiti žmonės ir visa ta grupė padarė 300 taškų. Taip, nesvarbu, reiškia, tai yra skirtingos atšakos ir kiekviena ta atšaka turi padaryti tą kiekį taškų. Tu, kaip dalyvaujantį šitoj programai, turi minimum padaryti 300 asmeninių taškų, kad dalyvautum šitoj programai. Taip, reiškia, jeigu pas tai yra mažiau negu 300 taškų, tada tu negausi šitos premijos. Super. Svarbu, jūs gausite premiją už mėnesį, kai pasiekite atitinkamą efektyvumo lygį, reiškia nuo 9 iki 18%, o jūsų atšakos 5 arba 6 grupės pasieks reikalingą taškų minimumą. Gali, aišku, taškų būti daugiau negu 300 tenai ir taip toliau. Taip, reiškia, bet ne mažiau kiekvienoj toj atšakoj. Premiją galima gauti 2 kartus už kiekvieną, reiškia, tą patį pasiektą lygį per visą narystės klube laikotarpį. Reiškia, 2 kartus už 9% gali pasiimti dvigubą atlyginimą, 2 kartus už 12, 2 kartus už 15, 2 kartus už 18. Taip, reiškia, po 2 kartus galite šitą premiją gauti. Paskui, jeigu 3 mėnesį vėl tas pats lygis su tom pačiom 5-6 atšakom, jau tos premijos nebegausite. Vėlgi, premija skaičiuojama su mėnesio atidėjimu, reiškia, jeigu padarėte sausį, tai gausite kovą būtent premiją už šį mėnesį, už šio mėnesio padarymą. Ir programoje nėra kritimų, reiškia, vieną mėnesį jūs galite gauti premiją už 15%, kitą mėnesį už 12%, bet svarbu, kad nebūtų mažesnis negu bazinis mėnuo. Ir dar aptarsime, kas tas bazinis mėnuo. Taip pat galite gauti būtent papildomą premiją už būtent grupės kūrimo greitį. Reiškia, jeigu jūs gana greitai pasiekėte tam tikrą lygį, tai galite gauti papildomą 500 eurų vienkartinę premiją, kurią galima gauti už greitai sukurtą 21% struktūrą. Taip, reiškia, 21% plus būtent atšakos plus papildomos sąlygos. Tai greitas 21% struktūros sukūrimas su 6 atšakomis po mažiausiai 5000 kiekviena. Taip, tai jeigu tu esi 9-12%, tai turi per 10 mėnesių pasiekti 21, jeigu esi 15% per 8 ir jeigu esi 18 be atšakų, tada per 5 mėnesius. Taip, vėlgi nemažesnė nei bazinė mėnesių taškų apyvarta, mažiausiai 300 asmeninių taškų ir aktyvi verslo partnerio e-vizitinė kortelė. Ir daugiau link pabaigos mūsų mokymo aš pasidalinsiu, kur tą vizitinę kortelę galima įsigyti. Tvarko. Ir galiausiai super premija, tai būtent pasiekus 21% ir perlinės orchidėjos lygį, ir purpurinės orchidėjos lygį, galite gauti kasmėnesinę 500 eurų dydžio premiją. Būtent ką turite padaryti, pasiekite nuo 21 iki purpurinės orchidėjos lygį, sukūrėte 6 atšakas po mažiausiai 5000 taškų, darote 300 asmeninių taškų patys ir turite aktyvę verslo partnerio e-vizitinę kortelę. Atsiminkite, dirbkite tokiu būdu, kad jūsų struktūroje esantis asmenys taip pat moduliuotų savo struktūras, būtent 6 grupėmis, tokiu būdu bus dar didesnės apyvartos ir lengviau tai pasiekti. Į programą įtraukiami visi taškai uždirbami FM World Baltic bei kitose atstovybėse. Taip, čia reiškia skaičiuojasi taškai ne tik tai Baltic, bet visi. Nu ir dabar tas bazinis mėnuo, kuris buvo paminėtas keletą kartų. Tai bazinis mėnuo tai 24 metų rugsėjis. Reiškia, tam, kad gautumėte premiją, būtina pasiekti ne mažesnę nei bazinio mėnesio taškų apyvartą. Reiškia, jeigu 2024 metų rugsėjį pasiekėte 12% efektyvumo lygį ir turėjote 8600 taškų, tai turite šansą gauti tą premiją už 12%, jei bazinį mėnesį nebuvo įvykdyta 5-6 atšakų sąlyga ir aukštesnius lygius. Taip, reiškia, ne mažiau taškų. Jeigu tu užsiregistravai po 2024 rugsėjo, taip, tada būtent tavo bazinis mėnuo tada bus tas mėnuo, kada tu registruotas, jeigu aš neklystu. Verslo partneris gali dalyvauti programoje tik su pagrindiniu partnerio numeriu
ir taškai už užsakymą, užsakymus, kurie nebuvo atsimti ar buvo gražinti, bus atimami iš tos atšakos, kurioje yra užregistruotas verslo partneris, kurio vardu buvo pateiktas užsakymas. Taip, tai reiškia, tai gali paveikti jūsų būtent bonusus, jeigu žmonės atšaukia užsakymus. Taip, verta žinoti, ar galiu gauti premiją iš to pačio lygį, kurį buvau pasiekęs bazinį mėnesį. Taip, tai ar gausi premiją už to pačio lygį, kurį pasiekiai bazinį mėnesį, priklauso nuo tavo bazinio mėnesio struktūros. Galimi du atvejai. Jeigu bazinį mėnesį, rugsėjį 2024, pasiekė 18%, bet neturėjai 5 arba 6 atšakų, būtent su tais taškais. Taip, tada 25 metais gali gauti premiją už 18%, jeigu įvykdysi šią sąlygą ir turėsi 5 arba 6 atšakas ir priklausomą taškų sumą kiekvienoje atšakoje. Bet jeigu bazinį mėnesį 2024 rugsėjį tu pasiekė 18 ir turėjai 5-6 atšakas ir būtent gavai tą premiją, tai jau nebegali gauti dar kartą premijos už 18%. Taip, premiją tada jau galėsi gauti tik už aukštesnio lygio, pavyzdžiui, pasiekus 21% ir įvykdžius visas sąlygas. Kas nutiks, jeigu nukrisiu į žemesnį efektyvumo lygį nei mano bazinis mėnuo? Welcome Home programoje nėra kritimų, tai reiškia, kad nepaisant to, kad tam tikrą mėnesį tavo efektyvumo lygis yra žemesnis negu bazinio mėnesio, toliau dalyvauti programoje tu gali. Jeigu kitą mėnesį bus įvykdytos programos sąlygos, tau bus išmokėta premija. Ką reiškia dvigubas atlygis? Dvigubas atlygis reiškia, kad tau bus išmokėtas dar vienas rinkodaros plane numatytas atlygis. Pavyzdžiui, jeigu pagal rinkodaros planą už sausio mėnesį tau priklauso 60 eurų komisinių ir tu tą mėnesį įvykdai programos sąlygas, tai tau priklauso dar tiek pat, dar 60 eurų. Taip, jeigu 100 uždirbai, tai gauni dar 100. Taip, reiškia, padvigubinamas tavo atlyginimas. Šis atlygis bus išmokėtas su mėnesio atidėjimu. Taip, vėlgi, jeigu padarai sausį, tai gausi kovą. Taip, antrą iš eilės mėnesį po mėnesio, kai vykdytos programos sąlygos. Kiek kartų gali gauti dvigubą atlygį? Nuo 9 iki 18% 2 kartus, o pasiekus 21% tu gausi tą būtent 500 eurų premiją iki tol, kol pasieksi auksinės orchidėjos lygį. Reiškia, ir būdamas 21%, ir perlinėje orchidėjoje, ir purpurinėje orchidėjoje, tu vis gausi tas 500 eurų kas mėnesį, jeigu pas tave 6 grupės padarys po 5000 taškų. Tai pagalvokite, tai yra 6000 eurų papildomai jums į banko sąskaitą kas metais. Sekanti programa tai yra automobilio programa, kuri vadinasi Enjoy the Drive. Reiškia, čia jie skirta yra verslo partneriams nuo 21% efektyvumo lygio ir būtent čia jau jūs turite būti užsiregistravę individualią veiklą. Taip, reiškia, kompanija nori paremti jūsų verslą, todėl suteikia jums daug galimybių keliauti automobiliu. Taip, jūs patys nusprendžiate, kaip išleisite papildomą programą gautą atlygį. Taip, galite naudoti jį lizingo įmokos grąžinimui, nuosavo automobilio nusidėvėjimo išlaidų padengimui, ilgalaikės nuomos mokėjimui arba naudoti DKV kuro kortelės papildymui. Nuosavas automobilis, būtent lizingas arba ilgalaikė nuoma. Tarp kitko, automobilis negali būti senesnis nei 5 metų. Taigi, jeigu pasiekite 21% lygį, gaunate 300 automobilio premiją, perlinė orchidėja 350, purpurinė 550, auksinė 760 ir nuo deimantinės orchidėjos ir į viršų, žvaigždės ir panašiai, gauna 1550 eurų per mėnesį automobilio bonusų. Čia yra priedo prie jūsų atlyginimo. Norėdami dalyvauti šitoje programoje, jūs turite pasiekti tam tikrą lygį ir išlaikyti jį bent 2 mėnesius iš eilės. Reiškia, iš viso 3 mėnesius padarytą lygį. Pavyzdžiui, pasiekiai perlinę, išlaikei ją dar 2 mėnesius ir dabar jau tu gali gauti automobilio premiją. Per kiekvieną iš šitų 3 mėnesių surinkti bent 300 asmeninių taškų ir išsiųsti paraišką adresu, būtent kurį matote. Laisvos formos paraiškoje būtina nurodyti savo verslo partnerio numerį, vardą, pavardę bei savo grupės plėtros planą netrumpesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui, bet to reikia išsiųsti automobilio registravimo liudijimo kopiją, galiojančios techninės apžiūros lapo kopiją, galiojančio draudimo poliso kopiją bei automobilio nuotrauką iš priekio su valstybiniu numeriu ir vienu šonu. Norėdami gauti atlygį, jūs turite paženklinti, apklijuoti savo automobilį FM World logotipais, kuris jau, kaip ir minėta, nesenesnis negu 5 metų.
sudaryti 12 mėnesių sutartį, laikyti 60-40 taisyklės, tai vėlgi negali būti daugiau negu 60% jūsų visų komandinių taškų iš vienos grupės, kiekvieną sutarties mėnesį surinkti ne mažiau kaip 300 asmeninių taškų ir turėti aktyvę verslo partnerio e-vizitinę kortelę. Taip pat tiems, kas galbūt nevairuoja ar panašiai, ir vietoj automobilio bonuso nori pasiimti DKV būtent kortelę, kurie galėtų mokėti už kurą arba už transportą, taip. Tai vėlgi galima gauti atlygius, kuriuos matote, nuo 21% iki deimantinės orchidėjos, nuo 150 eurų iki 760 eurų per mėnesį. Ir vėlgi, sąlygos labai panašios, pasiekėte tą lygį, 2 mėnesius išlaikote, visą laiką darote 300 asmeninių taškų ir pateikite būtent paraišką FM World kompanijai. Vėlgi sudarote 12 mėnesių sutartį, 60-40 taisyklė, 300 asmeninių taškų ir turite vizitinę kortelę. Svarbu, skatinimo programa skirta verslo partneriams turintiems pardavėjo statusą. Tai yra tiem, kas yra pasirašę FM World tinklo ir produktų tiesioginio pardavimo reklamos paslaugų tiekimo sutartį. Reiškia, su individualia veikla. Taip, verslo partneris pats sprendžia, kaip išleisti papildomą programą gautą atlygį ir kurią sutartį pasirašyti. Vienas verslo partneris gali sudaryti tik vieną sutartį. Jeigu verslo partneris nukrenta ir neišlaiko lygio, iš kurio buvo pasirašyta sutartis, tai partneris gali pateikti individualų prašymą ir paaiškinimą dėl atlygio skirimo L paštu, kurį matote, ir FM Baltic atstovybė apie savo priimtą sprendimą informuos verslo partnerį per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo. Prašymas gali būti pateiktas vieną kartą sutarties 12 mėnesių sutarties galiojimo metu. Ir daugiau informacijos apie DKV kuro kortelę galite rasti tuo adresu. Ir taip pat turime kitą skatinimo programą, kuri yra skirta tiems, kas nėra užsiregistravę individualios veiklos, ir tai yra Play FM World Cards. Ir reiškia, tai yra skatinimo programa, kurios metu jūs galite gauti savo proviziją, savo uždarbį į būtent tokią banko kortelę, kur tada galėsite tą uždarbį išnaudoti iš tos banko kortelės. Ir jums tokiu būdu nereikia užsiregistruoti individualios veiklos, kad jums į banko sąskaitą pervestų jūsų proviziją, jūsų komisinius. Taip? Tai būtent jeigu esate aktyvus verslo partneris, bet nevykdote individualios veiklos, šis konkursas kaip tik jums, kas gali dalyvauti, nuo 9 iki 21% pasiekia verslo partneriai, būtent kurie nėra pasirašę būtent FM World tinklo produktų tiesioginio pardavimo reklamos paslaugų teikimo sutarties. Taip reiškia, nevykdo individualios veiklos ir neturi pardavėjo statuso. Kaip pradėti dalyvauti? Pateikiant paraišką būtent nuo 2021 metų sausio 1 iki birželio 30, užpildote atitinkamą formą back office paskyroje, jau aš jums daviau back office'o adresą, taip, ten pasirinksite skatimo programos ir būtent prie šitos programos rasite visą informaciją. Ir atsiunčiate būtent tą parašką elektroniniu paštu. Taip, ką reikia padaryti? Konkursas skirstytas į 2 mėnesių etapus, reiškia, kiekviename iš jų reikia pateikti užsakymą už mažiausiai 300 asmeninių taškų kiekvieną mėnesį, užregistruoti mažiausiai 3 aktyvius verslo partnerius, būtent jūsų verslo partneris turi būti nurodytas kaip rekomenduojančio asmens numeris, 3 aktyvus verslo partnerius per 2 mėnesius, taip, ir išlaikyti bent 9% efektyvumo lygį kiekvieną mėnesį. Ką gausite? Kiekviename konkurso etape pagal FM World rinkodaros planą gautą proviziją galėsite panaudoti per būtent tą DKV kuro kortelę arba Sodexo mokėjimo kortelę. Reiškia, gaunate savo proviziją į tą kortelę ir su jie tada galite atsiskaitinėti. Taip? Konkurse gali dalyvauti visi verslo partnerių numeriai ir papildomi. Konkurso etapas yra individualus kiekvienam konkurso dalyviui ir apima mėnesį, kai verslo partneris pateikia paraišką dėl dalyvavimo konkurse ir kitą mėnesį po to mėnesio. Pasibaigus vienam konkurso etapui, verslo partneris gali dalyvauti konkurse iš naujo. Tam reikia tiesiog pakartotinai pateikti paraišką dėl dalyvavimo. Naujas aktyvus verslo partneris, tai partneris, kuris iki konkurso etapo pabaigos pateiks užsakymą už mažiausiai 50 asmeninių taškų. Tai reiškia, jūs turite 3 tokius žmonės pasirašyti į savo komandą, kurie pateiks užsakymą bent jau už 50 taškų. Kortelės, pateikiant paraišką dėl dalyvavimo, verslo partneris turi pažymėti, kokią kortelę pasirenka, ar Sodexo, ar DKV.
į kortelę pervesta provizija bus apmokestinta mokesčiais ir aptarnavimo išlaidomis. DKV kuro kortelės atveju provizija bus sumažinta 15%, Sodexo kortelės atveju provizija 20%. Taip, tai reiškia, turite nepamiršti šitos dalies, kad ta suma, kuri bus kortelė, bus mažesnė negu ta, kurią jūs uždirbote. Pakartotinai pateikęs paraišką dėl dalyvavimo verslo partneris iš naujo išsirenka, kurią kortelę norėtų. Laureatų sąrašas bus skelbiamas 15 mėnesio dieną, kortelės konkurso laureatams bus išsiųstos ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio einančio po kiekvieno konkurso etapo uždarimo dienos pagal konkurso taisyklių nuostatas. Konkurso dalyvis turi teisę atsisakyti dalyvauti konkurse pateikus paraišką. Konkurso dalyvis nusprendęs gauti proviziją į tas korteles, nuo 7 mėnesio dienos negalės pasinaudoti savo proviziją premiją paskaičiuotą už mėnesius įeinančius į konkurso etapą. Konkursas vyksta nuo 2001 sausio iki birželio mėnesio ir konkursai iš viso gaus 1000 verslo partnerių šitas korteles, dėl to realiai visi jūs, kas pateiksite paraišką, visi ir gausite būtent tą kortelę. Na ir taip pat mes turime kelionės skatinimo programą, taip, kur galime kvalifikuoti nuostabioms atostogoms su FM World, kur mums apmokėti skrydžiai ir apmokėti viešbučiai. Tai šiais metais, 2025, lyderiai keliaus į Seišelius, kitais metais, 2026, lyderiai keliaus į Namibiją. Taigi, kaip galima kvalifikuoti būtent šitoms kelionėms? Tai visų pirma, dalyvauti šioje skatinimo programoje nėra bazinio mėnesio, atsižvelgiama tik į kvalifikacijos laikotarpiu pasiektus lygius. Kvalifikacija iš aukštesnio lygio bus atsižvelgta į tą jūsų numerį, kuris pasiekė aukštesnį lygį, o ne tik į jūsų pasiekimus pagrindinėme numerė. Tai jeigu taip įvyksta, kad, sakykime, tavo papildomas numeris padarė aukštesnį lygį negu tavo pagrindinis, į tai bus atsižvelgta. Ilgas kvalifikacijos laikotarpis, reiškia, turite iš viso 10 mėnesių nuo vasario iki lapkričio mėnesio. Taip, šitie mėnesiai skaičiuojasi į šitą kvalifikaciją. Yra dvi skirtingos kelionės, yra centrinė kelionė, kuri yra skirta auksiniams orchidėjoms, deimantinėms orchidėjoms ir žvaigždžių klubo nariams, ir yra regioninė kelionė, skirta perlinėms orchidėjoms ir purpurinėms orchidėjoms, taip, kuri būna kitoje vietoje. Ir tie, kas kvalifikuoja centrinėms metinėms kelionėms, taip pat turi galimybę dalyvauti regioninėse kelionėse, jeigu sutinka vesti mokymus regioninio susitikimo metu. Taip, reiškia, tokiu būdu didesni lyderiai, pasidalindami savo žiniomis su mažesniais lyderiais, gali dalyvauti ir tose kelionėse. Taigi, centrinės kelionės sąlygos. Taip, ką reikia padaryti? Reiškia, jūs gaunate kvietimą dviem žmonėms, dviem asmenims ir skrydžiai yra taip pat apmokėti būtent FM World. Tai jeigu pasiekėte auksinės orchidėjos lygį, jums reikia jį pakartoti 5 kartus, reiškia, iš viso jį pasiekti 5 kartus per būtent tą vasario-lapkričio periodą. Taip, iš 10 mėnesių 5 mėnesius padaryti. Pirmas kartą pasiekus auksinės orchidėjos lygį, iki renginio nenukristi daugiau negu 1 lygiu nežemiau purpurinės lygio, turėti galiojančią dalyvavimo automobilio skatinimo programoje Enjoy the Drive, kurią aš ką tik paaiškinau, sutartį, arba lojalumo sutartį 21 arba 22 bus metinėms ir turėti aktyvę verslo partnerio e-vizitinę kortelę. Deimantinę orchidėją reikia pasiekti bent jau 4 kartus iš 10 mėnesių ir žvaigždę reikia pasiekti bent jau kartą per būtent tuos 10 mėnesių ir kvalifikuoji šiai kelioniai 2. Taip pat būtent regioninės kelionės, tai kad kvalifikuotum regioniniai kelioniai, ką tau reikia padaryti, vėlgi, kad gautum kvietimą 2 plus skrydžius padengtus FM World. Taip, jeigu perlinė orchidėja, tau reikia pasiekti bent jau 8 kartus perlinės orchidėjos lygį per tuos 10 mėnesių. Ir pirmas iki pasiekus perlinės orchidėjos lygį, iki renginio nenukristi daugiau nei 1 lygių, reiškia, ne žemiau 21%. Ir vėlgi, turėti automobilio programą aktyvę arba lojalumo sutartį pasirašyti ir turėti aktyvę verslo partnerio e-vizitinę kortelę. Ir jeigu pasiekė purpurinės orchidėjos lygį, tai reikia bent jau 7 kartus jį pasiekti per tos 10 mėnesių, kad kvalifikuotum šiai kelionį.
FM World ir atskiros atstovybės vykdys papildomas individualias kvalifikacijas labiausiai pasižymėjusiems verslo partneriams, neturintiems galimybės atlikti kvalifikacijų, pavyzdžiui, iš perlinės orchidėjos lygio ar panašiai. Atlikę jiems skirtas užduotis, jie gaus kvietimą dviems į regioninės FM World metinės. Dalyvavimo automobilio skatimo programoje sutartis arba lojalumo sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip paskutinį kvalifikacijos mėnesį, tai reiškia lapkričio mėnesį, ir galioja mažiausiai iki išvykimo į renginio mėnesį. Aktyvi verslo partnerio e-vizitinė kortelė įsigyta ir aktyvuota ne vėliau kaip balandžio mėnesį, tai per kvalifikacinį periodą. Ir aktyvi mažiausiai iki išvykimo į renginį mėnesio. Papildoma informacija. Metinėse gali dalyvauti tik dalyvavimo teisę nurodydamas sąlygomis gavęs verslo partneris, kuris negali jos perleisti kitam asmeniui. FM World gali atsisakyti suteikti verslo partneriui teisę dalyvauti, jeigu yra pagristų priežasčių manyti, kad ateityje verslo partneris nepasieks gerų rezultatų FM World tinkle, ypač tuo atveju, kai verslo partnerio taškų apyvarta sumažėjo palyginus su taškų apyvarta mėnesiais, kai buvo pasiektas ir išlaikytas tikslinis lygis, arba kai verslo partneris nutraukė realius veiksmus, kuriais siekiama plėtoti FM World tinklą. Arba jis dalyvavo FM World organizuojamuose mokymuose, susitikimuose, konferencijose ir pažeidė dalyvavimuose šiuose renginiuose taisyklės arba elgėsi netinkamai, pavyzdžiui, agresyviai, vulgariai, ir jis nepateikia informacijos ar dokumentų reikalingų metiniams organizuoti ir juose dalyvauti. Pavyzdžiui, neturi paso, kurio galiojimas yra netrumpesnis kaip 6 mėnesiai, skaičiuojant nuo planuojamos metinių pabaigos dienos. Ir galiausiai turime trumpalaikę 7 dienų skatinimo programą, galvoju, aš ją vis tiek įtrauksiu čia, aišku, jeigu jau jūs žiūrėsite šitą video po sausio 24, tai ši programa jau bus pasibaigusi, bet verta atkreipti dėmesį dėl to, kad kompanija ir metų eigoje vis organizuos papildomas visokias skatinimo programas, kurių galbūt mes neįtraukime į šitą video, dėl to verta vis, kaip sakant, pasidomėti, vis atkreipti dėmesį, kas vyksta, kad galėtumėte būtent išnaudoti visas galimybės. Taigi, 7 dienų rekomendavimo iššūkis, kviečiame jūs dalyvauti 7 dienų rekomendavimo iššūkį, kurio tikslas yra pritraukti naujų verslo partnerių. Tai unikali galimybė ne tik plėsti savo komandą, bet ir gauti papildomos naudos už pastangas. Programos taisyklės. Trukmė. Programa trunka 7 dienas, registracija galima tik per šį laikotarpį, taip, tai vis dar gali užsiregistruoti. Kas gali dalyvauti? Bet kuris FM World Baltic verslo partneris užsiregistravęs programoje per savo back office. Jau parodžiau jums, kur rasti tą back office ir kur yra tos skatinimo programos. Taip, ir pasirinkate Recruitment Challenge ir paspaudžiate, kad norite dalyvauti. Ir būtent čia jūs galite gauti pinigų gražinimo arba vadinamo cashbacko būtent sąlygas. Taip, naujų FM World Baltic verslo partnerių užregistravimas, užpildant rekomenduojančio asmens laukelį registracijos metu, reiškia, jūs esate rekomenduojantis asmuo ir tada jūs galite gauti cashbacką nuo tų žmonių užsakymų. Naujai registruotas asmuo turi pateikti užsakymą arba užsakymus FM World Baltic L parduotuvėje programos laikotarpiu, minimali vertė 50 eurų, maksimali 500 eurų. Taip, ir nuo tos sumos jūs gausite cashbacką, taip, kadangi jūs pakvietėte tą žmogų. Už kiekvieną naujai užregistruotą verslo partnerį, atitinkantį aukščiau išvardintas sąlygas, jūs gausite 15% pinigų gražinimą nuo užsakymo vertės be PVM. Jeigu užsakymas bus pateiktas konkurso laikotarpiu. Taip, tai grubiai, sakykime, nuo 100 eurų, 15 eurų jūs gaunate cashbacko. 15% cashbackas, pinigų gražinimas, kaip kuponas bus įskaitytas tiesiai į jūsų FM sąskaitą pasibaigus konkursui, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas. Kuponą galėsite išnaudoti kaip nuolaidą FM World produktams pateikdami užsakymą. Tai liečia taip pat ir verslo partnerius išrašančius sąskaitas faktūras. Reiškia, šito cashbacko negalima išsimti pinigais. Jį turite sunaudoti elektroninėje parduotuvėje per 30 kalendorinių dienų nuo jo paskirstymo datos. Specialus prizas. Dalyvis, kurio naujieji verslo partneriai konkurso laikotarpis surinks daugiausiai taškų, bet ne mažiau kaip 5000, gaus kvietimą į 21-asias FM World kompanijos regioninės metinės. Taip, ir reiškia, gaus kelionę į prestižinį renginį skirtą geriausiams verslo partneriams. Tai užtikrins, kad prizas atiteks verslo partneriui, kuris skatina didžiausią augimą, įvertina bendrais naujų verslo partnerių taškais. Papildoma informacija. Programos metu standartinė programa aktyvus rekomendavimas, kurią aš paminėjau, bus sustabdyta, tačiau tik dalyviams, kurie pasirinks prisijungti prie šito rekomendavimo iššūkio.
Visos registracijos elektroninė sistema turi būti tiksliai užpildytos ir turi būti teisingai užpildytas rekomenduojančio asmens laukelis. Jeigu tavo ID numeris nebuvo įrašytas į rekomenduojančio asmens laukelį, tai tu negausi to cashbacko. Kaip prisijungti, norėdami dalyvauti programoje, keliaujate į back office, einate į skatinimo programos ir pasirinkate Recruitment Challenge ir spustelėjate pateikti paraišką ir jūs tada dalyvausite. Tarkime, jūsų naujai užregistruotas asmuo pateikia užsakymą, kurio vertė 50 eurų, 15% cashbackas bus 7,50 €. Nuo 100 eurų 15 eurų, nuo 500 eurų 75 eurų. Kuo daugiau užsakymų pateikia jūsų užregistruotas asmuo, tuo didesnė jūsų kuponų vertė. Prisijunkite prie šio iššūkio šiandien, suburkite savo komandą, uždirbkite papildomų premijų ir varžykitės tarp vietos tarp geriausių. Ir kaip ir minėjau, pabaigai parodau, kurgi gauti tą vizitinę kortelę, kur yra minimama šitose kai kuriuose skatinimo programuose. Tai keliaujate į shop.lt.fmvolt.com, prisijungėte su savo verslo partnerio numeriu ir slaptažodžiu ir tada viršuje matysite pasirinkimą e-vizitinę kortelę. Tada paspaudžiate būtent čia, kur yra Business Partner Personalized Website. Jis kainuoja 57,33 € metams. Ir būtent tokiu būdu jūs įsigijate savo vizitinę kortelę, kurią galite naudoti versle ir tuo pačiu yra tai reikalavimas būtent skatinimo programoms. Tai vat, tokios mūsų skatinimo programos 2025 metams. Dabar tikiuosi, kad tau yra žymiai aiškiau, ką tu gali gauti, ką gali uždirbti, ką gali pasiūlyti kitiems žmonėms, kurie jungiasi prie tavo komandos ir tokiu būdu gali dar labiau padidinti naudą, kurią gauni iš šio verslo.